Ką, senai darėm veitčeką. Reikia veitčeką padaryti palibom. Kažkokį nesąmonę rodo. Per daug. Per gerai. Per gerai, kad būtų tiesa. 105. Kažkur plus minus 103 pas mane turėtų būti. Nes svorį savo sverį, žinai kada? Ryte, kai visi iškės būdė. Čia yra svarbiausia. Paimi? Įstuštinį maksimaliai, kiek gali. Ryte atsikėlęs, po 12 valandų išsimegojęs. Ir viso. Tada tiksliausias tavo svoris. Tai yra. Nes ir visi vandenys iš tavęs išėjo, visas maistas, viskas iš tavęs išėjo. Tik minimaliai, kad kažkas likė ten, ir tada tas tiksliausias svoris yra. Tada galbūt tau nepatiks tie skaičiai, nes lemba pasirodo, tu gal daugiau sveriai, nes vakarė tu daugiau sveriai negu ryte. Logiškai, nes tu privalgai per visą dieną prisikaupi vandens, maisto kaloriją. Ir ką, per šitas 2 savaitės aš dirbau prie preso, tai ASL 7006. Ką aš čia dar toliau dariau? Supersetinau su leg extensionais, tai taip 2 setus darydavau. Pridėjau jo, jau buvau mano sakęs, kad prieš 2 savaitės šitą jau buvau pridėjęs, leg kurlus. Bet dabar ypač šiandien noriu padaryti pakeitimą, nes jau atsibodo max weightas mano leg extensionų per lengva. Dėl galvoju dabar pradėti hack squatus ir juos labai pradėti drošinti, kad juos užkelt maksimaliai svorį, kiek galiu. Dabar šiandien su 102 repinsim ir bandysim uždėti taip, kad pačioj pradžioje kojų workouto būtų hack squatų, vienas setas, vienas toks heavy ass setas. Ir tada judam leg extensionai su leg pressu, supersetinta, leg kurlai, ikrai ir damušta, viskas. Ir tai va, nes manau, jeigu hack squatų užkelsiu, kad 200 kg galėčiau repint, manau, didelės kojas tikrai gausiu. Tai va, šiandien pradėsim nuo hack squatų. Pradžia, 120 tik tai repsim dabar. Bus, nežinau, baisu sunku. Ir diržą palikau reikėti pasimti, nes užgribavau, pamiršau. To grįšiu. Siaura kačialka. Per mažai čia man vietos. Tampu per didelis. Ok. Mažiau pizdėlint reikia ir daugiau daryti. Kas dar labai svarbu ant hack squatų? Tai kad, palauk, knygai. Nevaišyk. Čia labai svarbus tipsas. Svarbu labai atrasti savo kojų poziciją. Ar tu jas dėsi aukščiau, plačiau, ar siauriau aukščiau, ar žemiau siauriau, ar tai va. Atrandi pagal save. Bet dažniausiai neutral kojų pozicija yra geriausias tavo pečiais, ar viduriu, nei ten biški plačiau, nei biški žemiau. Ten... Tai va, natūraliai atstoji. Viso, natural. Viskas natural. Vou passar com o bico do acabou. Moça é a nossa tampa, avançar nessa gostosa. Heavy setas. Aišku, būtų 100 kart geriau, jeigu spoterį turėčiau. Nes matėsi, kad aš nuleist galėjau gan paprastai. Bet užkelt jau nebesugebėjau. Bet geras, man patinka, kaip jaučias, kad kaip pirmą setą dėti hack squatus. Tikrai laikas. Palibom. Šio, kirp kadrą. Kas tu gerai, matai negerai. Prigautas ant kadro. Captured on camera. 4K. Gerai. Per kamerameną šūdą malau. Visi kaltas. Varau damušt reikojus. Leg extensionus. Max weightas. Supersetas iš karto su leg pressu. Iš karto jau 360. 360 ne poundsai, o 360 kg. Tai va, kilai.
Kietai. Все. Čia piskiri šiam remote, na. Ne, palio nedarysiu. Trišiam. Šiam. Gerai, все, aš tiek šūdą mal. Laikus rimtėt, mažas laikas nesąmonės darau. Niekinga, čia. Bля, atibuosiu iki šau. Pataikyt negaliu. Sik darbai. Nepataikau skėlės dažnai. Tėvas nemokino vai. Gerai, darom kojas. Atsumą, metrai. Aš ten nuspirsiu tai. Tai. Pra quem vai fazer fuga, pra quem vai fazer fumaça, pra quem vai fazer. Suca lança novo ritmo, pra quem vai fazer fumaça, pra quem vai fazer fumaça, pra quem vai. Sequência de colocadinha, vou sarrar gostoso hoje na treta. Sequência de colocadinha, eu vou sarrar gostoso hoje na sequência de colocadinha, vou sarrar gostoso hoje na treta da Numeriu. Opa. Nenoriu tiesiog mikrofoną rėkut. Manau geriausia, čia opa. Nenugrius. Hold checkas. Labai gerai. Tuos smešinam. Vienas setas lekurlo ir da ikrai liko. Ir все. Done. Leg workoutas. O kaip visą laiką prieš kojų workoutą myžau. Tokia visą laiką paliava, visą laiką baimė prieš kojų dieną. Noras skipint, noras praleist. Bet paskui didžiausias kaif kojų dienos. Savo šneka, čia man kameramenas. Vis tiek tu būsi iškirtas čia, nesigirdės, ką tu čia man prikalbėjai. Vis jeigu girdėsis, tai paliavama, čia būtų idėja tokia. Tikrai nedėsiu iškirti čia. Aš telefoną prapisau. Pamečiu savo mobilą. O, radau. Stačiau. Geras. Bišį, autizmas hitina. Kartais būna taip. Viskas normalu. Žiūrėk, aš Brazil Funko neklausau, čia mažiau. Brazil Funkas? Ką?
O, tada. Jo, nieko. Oi. Nu, papasakok apie savo aparatą. Ką tu nori iš manęs, ne? Papasakok apie savo aparatą. Pasakot apie savo aparatą. Hexquotus panaudojam kaip kefraizų mašiną. Tiesiog stovi. Kur tai va. Aišku, klausimų nėra. Ką čia šiandien? Paliubom, sušliapkim darom, kad minkščiau kojam būtų. Ir šiandien darom jau su kiek? 200 kg. 200 kg repsam. Irgi, jeigu tau problema su ikrais, negali jų užauginti, pradėk jas kačelinti normaliai. Tai heavy setą iki failure tai tikrai pramuš tavo ikrus. Tu jiem duosi kitokį apkrovą, nes jie vaikšto kiekvieną dieną jie dirba. Jeigu tu taip su mažu svoriu jos dar smukysi, tu nepadės jų užauginti. Tu turi duoti jiem kitokios apkrovos, o jie nepratę prie heavy, trumpos, intensyvios apkrovos tokios. Ir kas man dar labai padėjo, juos pramušti, ant lepreso, pasidaryti ir su lepresu daryti ikrus. Baisiai geras dalykas. Vat kas pramušė man ikrus. Būtent. Ir, sakau, vienas intensyvus heavy ass setas. Ir viso. Garantuoju, turėtum pradėti matyti rezultatus ant savo ikrų. Nes, aišku, labai paprasta tiesiog sakyti, čia genetika ir tiesiog skipinti ir gali nekačianinti jų. Čia neišytis. Stuma. Geras setas. Viskas, kojas baigtas, visur po vieną setą padariau. Ir žiūrėk, kas irgi labai svarbus dalykas. Ką man užtruko, nežinau, 5 metus gal užtrukau, kol supratau. Šiaip, supratau tik nesenai, nors šitą žinau visą laiką. Tarkim, 6 metai. Aš dabar tau stupysiu 6 metus su šitu patarimu. Tai kad fokusuokis ne ant masės auginimo, o ant svorio savo jėgos auginimo. Vat ant šito turi fokusuotis. Stengtis su normalia, taisyklinga forma, pakelt daugiau svorio, didesnį svorį, daugiau repsų, intensyviau. Ant šito dalyko turi fokusuotis. Nes jeigu tu stipresnis, automatiškai turi didesnis bus. Turi būti kažkoks specifinis dydis, specifinė masė raumens, kad iškeltų specifinį svorį. Tai tu negalėsi, 5 kilų kiekvienoje rankoje repinti, jeigu pas tave rankos bus, 12 comų aplink. Taip nebus, tiesiog neįmanoma. Nori tapti didesnis, turi tapti stipresnis. Labai paprasta. Viskas, dabar svorį surkau. Bam, ir varau namo. Kojas baigtas. Šiandien viskas, tada, aišku, čia.